Nauji metai atėjo, reiškia, naujas motociklizmo sezonas prasideda ir varau pasižiūrėti į moto sezono atidarymą 24 metais Vilniuje, kaip jisai atrodo, kas naujo, kas seno, kokios tendencijos, kas vyksta, ale vis tiek šventė. Tai įdomu pasižiūrėti. Ir aišku, turbūt biškį padariau failą, nes lauke šilta, saulytė šviečia gerai, bet vėjukas toks yra, toks biškį ne visai. O aš išvariau su pilnai perpučiamą striukę, tai aš jaučiu, kad duoda žinoti orelis. Bet šiaip žmonės su šortais viską, tai nuteikia, kad gal ir aš kaip nors išgyvensiu. Bet šiaip mieste visur, kur važiuoju, mocų netrūksta. Moci visokie. Aišku, pirdakledystai, visi motoroleriai irgi išlindę, tai dviračių transporto priemonių, pavadinkim, trūkumo nėra tikrai. Aišku, elektromobiliai visat nori dabar draguoti. Ten, kur inkilų pilna, labai mandros yra. Kažkaip ten kitur nebe tokie jau šustri. Man reikia ten, tai reikės apvažiuoti garbės ratą. Bet ką darysi? Vespos, aišku, Vespos visat jėga. Šiaip pavasarį visai gražiai Vilnius atrodo kažkaip, nes jau tas žieminis jo vaizdas buvo jau toks niūrokas, o vis tiek, gamta duoda savo. Tas Vilnius nebe taip varganai atrodo. O keliautojai, kurmi kiek prikeliavę. Ne jokai. Aišku, jeigu visi šitie stikeriai čia for real, tai tikrai įspūdinga. Taip, čia taip mažoka veiksmo. O, gal ir ne mažoka veiksmo. Pasistatykime, tarkim, čia. Kažkaip keistai, nes visat būdavo, kad pagrindinis veiksmas va tenais apačioj. O dabar tai ne. O, bet va, matau. H2 SX-as. Tai reiškia, kažkur čia plavinėja. Bet tai kodėl? Scena tenais? O veiksmas kažkoks tenais. Išsiaiškinsim. Žodžiu, žmonių daugėja. Ir Java Motorcycles. Žodžiu, motociklizmas be Javų negali apsieiti. Atgyjo senutės Javas į naujas Javas. Ir šiaip yra viena visai graži. Man asmeniškai šitas variantas tai tikrai įdomus. Indiška Java. Ne, bet šitas gražus. Čia show-off'o skiltelė.
perliukų. Kas tam. Chebra prikonstravę. Čia va stiliukas nestandartinis. Arba juoda, tik tai 2 spalvos. Geriausiai juoda buvo. Čia šokiruojantis faktas, čia tipo show-offas. O ką veikia šitas trantas čia? Tai retorinis klausimas. Gal čia parodyt, kad ir trantų buvo. Čia turbūt irgi kaip bairį traktuoti. Čia Royan Enfieldas ir realiai jisai daugmaž stokinis. Nežinau, šiaip naują jį galima už 6 štukas nusipirkti. Tai šiaip nežinau, kodėl jis čia atsirado irgi. Bet, įvairovė gal. O va čia jau kur galima pažiūrėti. Tikrai jau labai dailiai padaryta. Ir stovis, ir viską. Išbaigimas ir kokybė. Egzempliorius. Čia irgi K100, visi pimperiai mėgsta jos daryti, bet man asmeniškai tai nesusižiūri, ne per kur šitas modelis. Viktoris Matinis, kad matote. Čia dar harliukų. Čia jau stiliukas. Bet gerai, žodžiu, čia yra toksai žmonėm supažindinti apie motociklizmą ir kokių įvairianybių būna. Vieni geresni, kiti blogesni, bet įdomu. O ir mašinyčių pagal stilistiką atsivežta. Ir aišku, pastebėtina, kad visi bando kažką pardavinėti. Čia triumfus bando pardavinėti. Arba tik reklamuoti labiau. Žodžiu, mes nusprendėm, kad realiai čia virsta į kaziuko mugę, nes visur kur eini, ten KTM, čia Yamaha bando, ten reklaminti, dar kažką, visur kažką. Tenais įdomiau jau ten. Ladas Racing, tai tenais jau yra kitokie reikalai. Čia va pafilmuoti, kaip atrodo greitis. Kai esmė yra geriausia sėdynės ir panašiai kokie sprendimai pritaikyti, nes reikia greičiui sprendimų, o ne grožiui ar kad tenais atrodytų. O čia kaip atrodo kostiumas, jeigu greitis nepasiseka. Žodžiu, net tokių trantų galima pasiprekinti. Čia, žodžiu, jau gal reikėtų į automugę praktiškai. Tik pirmą kartą, man atrodo, išvažiavau su Bamsu, manęs Kuo važinėja Lietuvos policija? Kažkur Klaipėdos krašte turi ir Hayabusą, bet fun fact, aš irgi esu nupirkęs buvusi policijos FDR, va tokį kaip stovi tenais. Žodžiu, prisidaugino motociklo. Tikrai trūkumo nėra motociklų. Žodžiu, viskas gerai, mocu prisidaugina. Ten dar krūva mocu. Ir aišku, kur vaikščiam visą moto kaziuko mugę. Tenais realiai žodžiu, čia medžiai užstovė, bet čia turbūt kažkokiam klubui, nes čia būna sustato palei klubus.
kažkas vėluoja arba stums ragą. Žodžiu, apžiūrėjom, viską matėm, į koloną nusprendėm nevažiuoti, važiuojam pasivažinėti ratuką ir pavalgyti, atgauti jėgas. Nežinom, pavalgę gal pargrįšim, o gal ir ne. Šiaip toks pastebėjimas įdomus, H2 SX, lizdriukas kompresorinis, čia BMS XR S1000, o ten S1000R. Nu ir pas mane GTR, tai technikytė labai šiuolaikiška, pavadinkim. Ir rimta tokia, ne žaisliniai mociukai. Tai toks savotiškas pamąstymas, kad žmonės motociklizmui ir technikai skiria kažkokį dalį biudžeto. Aišku, tai neprivaloma ir nebūtina, bet laikai turbūt gerėja, pavadinkim, nes tokios technikos, jeigu prieš 5-6 metus, tai čia pasvajot, aišku, pas kažką tai visat būdavo tie geriausi aparatai, bet nebuvo toks mainstreaminis dalykas. Žodžiu, visur moco, mano vienas mėgimesnių mocų. K8 200S BMS. Bet šiaip visur mocų netrūksta. Dabar, aišku, sušylė visi, norės duot gazo, atsigaivinti, prapūsti. Irgi gerai. Aš šiaip irgi varyčiau tarpu, bet, mes dabar taip gražiai. Šventė šiandien, tai reikia taip šventiškai važiuoti, elgtis. Valgymui pasirinkom tokią keistesnę vietą, bet yra visai neblogų atsiliepimų, tai Nemenčinėje esančią voveraitę. Tai tokia, didelių expectationų neturim, bet kai neturi expectationų, būna, kad gerai gaunasi. Žodžiu, voveraitai mūsų nepriėmė, nes
kažkokio Lenko gimtadienis, o mes, kaip bebūtų keista, nepakviesti į tą gimtadienį. Tai važiuojam dabar į kitą vietą, kažkokią tais šašlykinę Vėtrungę. Bus įdomu, nes nieks nieko nežino, kas ten kaip ten, bet gal bus gerai. Fun fact, ir čia vyksta kažkokia šventė. Žodžiu, Nemenčinės rajonas visas švenčia, mėgsta ją švęsti ir be šansų. Todėl mes grįšim į savo rajoną Vilnių ir gal kažką tenais gausim.